Kavykę paruošta. Žemusis turų organizatorius, kur Nomedai organizavo turą. Vienas geresnių rytų šiemet. Kung Fu pandos kažkoks tasai. Čiuk, taip juda. Dabar ateisa tokius kokteilius dažnai nevaikščiai. Laiks off. O ką pailsėjom 5 minutės. Labas rytas. Einam pirmą kartą į terasikę. Pažiūrėti. Nu, vaizdą neturim. Čia galėtų dar kokie nors krūmai augti. Bet manau, čia su laiku padarys. Čia galva kažkoks buvo nukirta. Nu, tai va šiandien toksai niukals. Bet turėtų būti šilta. Nu, pusryčiautojai. Sakyčiau, karšta. Apsiniaukė. Bet saulė vis tiek smeigia. Nu, kaip čia gali būti apsiniaukę? Tai kad saulė šviečia. Nu, belia kaip ta saulė šviečia. Tai kas bus tada, jeigu bus giedra? Iškepins čia mumis. Lipom kažkokį super mažą liftą. Kažkokią kartelę reikia. Neįlipom. Nevažiuoja. Geras. Karvės siūlė pirkto? Ne, karvė prieskanė. Rado kam pasiūlyti. Nu, žodžiu, čia ką praeit pro tos liftus. Turim pro tas visas iki liftą, tai yra pro paratuojas visas praeit. Čia specialiai tai padaryta. Nu, kaip ten sakom, kokį gaidį šiandien duos valgyti. Nu ką, pusrytis. Standartiškai turbūt viską. Nu toks pusrytis, kiaušinius iškepė vietoj, saka, ar well done padaryti. Pirmą kartą paklausė, nu. O tai omletą tai net apverč, net neklausė, tai nesąmonė. Ne, tai čia irgi apverč, bet jisai ilgiau tiesiog pakepino. Nu, paragausim, nebus gal bėgantis. Čia turbūt mėgstamiausia jo pusryčių dalis yra gauti jupį. Da, pasiėmiau sūrių, paragausim. Kavos aparatą nėra čia. Turi taip kavos prisileisti, tada užsipilt pieną, jeigu nori. Ir pieniuką va taip va. O kavykę paruošta. Einam ieškoti, kur mes ją gersim. Ieškom kavos gerimo vietos. Norėtis kažkur prisėsti. Vaizdas čia visur geras. Bent jau man taip atrodo. Bet kad būtų žmonių mažiau, ką ramiai pasėdėti. Nu, ragaukite savo tą kavą. Čia tai va yra amerikano ir su pienu. Sakė, Ne taip kaip visos tos kavos. Nebloga. Kaip namuose. Nu, tik biškai per daug kofeino per mažai. Nu, nes amerikano. Na. Roks numetė vaflį. Ir tai išdrys pasimti turbūt. Nu, čiupk. Čiupk. O, bus pilnas pilvas. Nu, tai jau čiupai, tai jau bėgis čia. Šiektas koks laimingas. Išdariniai tą vaflį vietoj. Daugiau nebeduok, ne. Tau negaila, ne? Daliniesi su Afrikos paukščiukais. Eisim ten toliau ir galėsi gerai pamėti, dabar ne. Einu maitint varną. Ačiū varna. Džiaugis varna, kad pas jį geras metimas buvo. Būtum vėl jis po kėdę. Būtų praktiškai ją pataikė. Jeigu būtų nepasitraukęs. Išvežu vargšę balmytę.
gyvena savo gyvenimą, džiugindama turistų akis. Tiesiog sako, good morning, reikia parodyti lapą. O, lakstai su savo buteliu. Askan. Dar lietuvišką vis vandeniuką geriam. Savo atsivežė. Šeriam paukščiukus. Pasistabdė mumis turų pardavėjas. Šnekint, kai vis laik visom kalbom. Mes sakom labą dieną. Aha, Lietuva. Ne, sakė Rumunija iš pradžio. Labą dieną, paskui prisiminė, kad Lietuva. O pradėjo kalbintis mumis lenkiškai. Na tai visom kalbom, čia banda laimė. Nu, jis sako, aš turiu draugį iš Lietuvos. Standartiška frazė. Bet sako, jinai dirb televizijoje, jos vardas Nomada. Tai yra Nomeda. Sako, su tamsiais trumpais plaukais. Sako, tipo, buvo ne šitam viešbutį, bet kitam, bet su juo varė panardytą, pasnorkelį. Nu, nežinau, gal ir tiesa, nes kaip jisai gali sugalvoti tokią istoriją. Nu jo. Žino, kas ta Nomeda. Tai sakė, jis čia žymus yra. Okay. Vaintas žemusis turų organizatorius, kur Nomedai organizavo turą. Pasirodo yra bepročių, kur per atostogas nori pasportuoti. Ką reiškia? Gaidžiai gėda. Reiškia, prasideda rytas. O, kažkas urzgia. Kas čia plaukia, kažką vanduo sujudėja. Tiesiog žuvyčių kažkokia yra. Nu, reikia pabandyti lipti. Nu, nepasakyčiau, kad labai karšta. Bet toks, nu, kaip Baltijos jūrai. Liepa. 23? Nu, man tai dabar netrodo, kad čia 23. Nu, bet reikia priprasti. Čia įlipi būn toksai šokas. Paskui vėl įlipi jau būn geriau kažkaip tai. Na, kaip duot muzikikė. Prasideda vakarėlis Egipte. 10 valandų ryto. Oba. Taip va. Norėčiau man pasifotkint. Vienas geresnių rytų šiemet. Medūzos ir jos gyvos. Juda. Nu, aš čia nerizikuočiau čia jų čipinėti, kaip Baltijos jūrai. Nes čia šilta jūra, jos gali būti nuodinga. Čia kadangi yra ciklom, o, žiūrėk, koks tai bėg paukštis. Jisai tų žuvyčių čia ieška. Įdomus, kai kung fu pandos kažkoks tas, taip juda greitai. Saidrasas va pro šalį praėjom, išėjai į krantą bičias. Rubasas. Akmenukai tokie biški yra, aišku, ne Palangos smėlis, kur varai savo. Biški jaučias akmenuką. Krabuką vos nepervažiavo. Labas, krabukai. Ką tu veiki? Tai kiš pirštą. Nein sufokusuojant. Ko jis neokanas? Kai jis man jinai ne... Per mažas? Na. Krabukas, matai? Neimko, pobavą padarys tau. Matai koks krabukas? Su vienu peršiuku tik tais.
Negalima popą su vienu tik pirščiuku. Taip, Krabukas, matai koksai? su vienu pirščiuku negalima imti daugiau. Atsargiai. Nu gerai, viskas reikia paleisti. Užsikasinėjai, bičias. Rrt, užsikasi. O pilnas skilučių. Jie čia gyvena tuose skilutėse. Ten va yra jūros gėrybių restoranas. Bet ten tik vipiniams nariams. Arba gali susimokėti ten, man atrodo, 10 eurasikų mes gal pabandysim. Jie va labai mėgstas jūros gėrybės. O čia dar tiltuks, eisim man to tiltuką pažiūrėti. Ponė va, ieška krabukų. Tai reikia paprašyti, kai iškeptų tau. O buvo prasidarius ar užsidarius, kaip paėmė? Buvo užsidarius. Nu tai reiškia mirus. Tai tau. Nu, toks restoranėlis. Nu kažkai kaip čia. Nu, neatrodo spontaniškai, ne? Gal čia nemokamai? Da, važiavam iki tiltelio. Nu jau kažkoks tai čia. Čia koralas, čia jau gyvas koralas. Žučiu. Geras. Į ten biškį dar yra toliau. Kad ten nežarnarda jau su tais. Vien tik tai. Snorklin. Taigi aš varysiu snorklin čia. O kažkokios mėlynos medūzos. Plaukiai. Kaži. Kai būni vandenį, įmanoma jas užmatyti, kad apiplaukti ir nesusitikti. Nu, va čia daugiau tų gyvų koralų užmatėm. Visokių va spalvotų. Nu, va čia. Yra, čia nėra labai miręs, kai ką buvom kažkur kitoj vietai. Hebra nardo, čia iš karto gylis koks žuvis, va kokios spalvotas visokios. Čia jau gilu. Jie aš varysiu čia. Va, atplaukė tuos. Maistuką. Nebeturim maistuką. Ar turim dar tos bulkos? Da, turim. Įmečiau bulką, kai suplaukė, nežinau kiek žuvų čia, bele kiek. Žinosim, ko reikia atsinešti ant tiltą kitą kartą. Čia kokia didumo atplaukė. Geras. Čia žalia dabar irgi kita, matai prie jos. Biški mažesnė palyginus su ta. O ten koralas mėlynas. Žuvytės plaukė. Labai gražu, labai faina. Varysiu aš panardyti, bet jaučiu varysiu, kada saulė švies. Viški geresnis vaizdas būtų. O tiem, kas nenori nardyti ar nemėgsta, ar kažkaip tai galima net nuo tilto pasižiūrėti, pilnai užtenka visokių žuvyčių, jų ten gyvenimo ir koralų, visko matosi. Tai, wow, labai gražu. Na, kitus čia lietuvius sutikom, sakė, šarmė tai iš vis ten. Sakė, išeini iš viešbučiai, bele kiek vyras. Sakė, ten daugiau. Iki lemens, vandenį ir sakė, tiesiog va taip pasilenkia, žiūri. O žuvų, kokių čia visokių plaukiai didumą. Ir didumą, ir spalvumą, visokių čia nais. Labai gražu. Atvarykit, pažiūrėsit. Taip. Paleidom tą žvėrį biškį pasivaikščiant. Bet jau taip miegantis. 10 valandų jau nori miegoti. Išsibuvo jau. Atsikėlęs nuo 7 rytą. Bet vakar užmigo, už tai tikrai apie 8, man atrodo, vakarą įmūnė. Nu tai, kad nemiegojęs visą parą buvo. Toks bariuks. Gerimukas pilsta, kokteliukus daro. Atein klientai. Nu. Eliksyrą. Čin. O. Čia aš jau supratau tam
paplūdimio barą ateisa tokius kokteilius, kad dažnai nevaikščiai. Antrą kartą nereiktų ateiti. Ieškai jau klientų. Kuprius. O. Atjuo į Kuprius. Matė, ką filmavau dabar. Sakys, gal nori pajuoti. Sakys, dabar susimokėk, bet... No picture, sakys. Nu ką, jojam. O, ką vaiks mūsų daro? Pasislėpęs kažkur. Sudaužęs visą. Kodėl sudaužęs? Toks pažiūrėk, tokie ruožai plankojam. Gal šeras? Atsimeni, kai matėm Kiprę ten tos nusišyrusius, tokius kupranugaras. Man ir gaila jo, bet visai norėčiau pabandyti. Pabandyti, nors kupranugariam sakė. Nu. Aš tai jau jojau. Ką žinau? Man tai ne kažkoks tai ten. Nebaisu, ba? Neaukštai. Tai mes ten greitai, džung. Lipkit, pajojam, nuotrauką, žemėn. Atsargiai. Žiūrėk po kojom. Ką čia atnešiai? Parūkyt atsinešiai? Kas ten atsitiko? Tas kai nulėkė kokio greičio, dar lėkė. Kai davė tą savo vieną arklę jėgą. Gal parlieks dar pafilmuosim. Parjoj, bet nebe taip įspūdingai, kai į priekį ką varė. Kažkas arklių gerbėjas yra. Vara arklėje, žiūrėt. Gyvūniukai patinka. Nu va, nereikėjo rodyti arklę. Dabar turim problemų. Gal jūs nebegerkite jau? Einate ir griūnate jau. Ką? Su juo bus problema. Jis labai lengvai... Reklamą įtakoja. Kas buvo arkliukas prisišyko ten, bebėgdamas? Mes nematėm, kaip prisišyko, tik matėm tą momentą jau. Jis reikėjo surinkti kakučius. Net Afrikai. Matė, kad atbėga toksai, žinai, vadeliuotojas. Ir prisišyko jau pamatė. Nu. Nežinau, man ten irgi blogai matęs, bet ant didelį ekraną pasimatys geriau. Ate. Bėg, pagausiu tave, pagausiu. Pagausiu tave, pagausiu. Pagavau aš tave, pagavau. Pagausiu. Pagausiu, aš tau sakau tave. Pagausiu. Uf. Gal bėgt. Bele kur gal bėgt. Plotai. Pagausiu aš tave. Pagausiu, sakau. Pagausiu. Taip. Susėdė ir pavat, nes gal Nežinau. nėra kodėl. Rimtai? Nu čia tiesiog toks restoranėlis. Žuvikės bulvikių. Na, bokščiukai, ne? Dar ten kažkokių užkepėlių kem. Picas kažkoks, meniu kažkoks yra. Nėra čia taip, ką pats. Na, pažiūrėt, ką ten iškepė. Nu, tipo, meniu. Paprašai gal atneš čia, nežinau. Aš taip pats pasiėmiau. Ten kep. Ai, va, tiesa, gavau pizzą, biškai prasklaidžiau, praviesto gaišius ir chickens. O čia dar pasirodama, gal ledų gali gauti. Reikia tiesiog pastebėti, ką daro kiti. O vaikai jau sakė, antrą kartą ateintų ledų. Ne, ten kokteiliukus jiems kažkokius daro. Bet čia parašyta yra, kad ledai. Nu, naisim paskui paklausti.
Nu, nebloga ta pica. O tai su kuo čia yra? Su vištiena. A, Bet, ta prasme, tokių picų niekur nebuvo. nu, bet čia nieko daugiau nėra, sūris vištiena ir viskas. Bet ten skani, ta bulga labai skani. Nu, matos tokia pūsta labai. Ir tau skanu? Skanu ir tau? Nu, va, gavom ledų. Šalta, ne? Bajaroj tas barbens. Tai čia mangos, ko ne? Nežinau, turbūt vieno teatr. Tas va, bajaroj. Ma, tas... Saka, ne, tas oranžinė. Saka, iš kur tu esi, sako, iš Lietuvos. Jis man rusiškai, все хорошо? A, ja, sako. Nesvarbu. Ne, kad iš Lietuvos esi, mes vis tiek rusai esi. Ne, nu, suprantu. Primet, kad, nu, supranti rusai. Ja, aš jam angliškai sakau, jisai rusiškai ką jam sakyčiau. Nu, kaip tie ledai? Skanus. Skanus, ne? Saka, su vodke. Sakau, ledai su vodke, sako, jo. Bajeristas. Dėjom iki tokios vietos, kur dar tik stato tas vilas. Tai tas viešbutis, tas, galim sakyti, jis iki galo nėra pastatytas. Nu, papleitėsi tiesiog. Nu, bet tai, pavyzdžiui, ten va jau pastatytas, atrodo, pavyzdžiui, ta 79. Ta ten pastatyta, o čia va, bumt, gal nusprendė, nu, prasiplėst, gal nebuvo čia. Va, ten 40, jinai senesnė. PM2 jau naujesnė, matas. Va. Bičerija. Nu, va, da čia atėjom iki Kaskada Luxury centro pabėgimas. Ten da ir visko. Da eisim ten visko išbandyti. Ten va kažkoks dar pastačiuks. Tam shopping centras. Čia mokykė. Mexican food. Kino centro tą baseiną praeisim. Nu, va, da čia atėjom. Ten į tą kaskadą mum įeit negalim, nes net turim 14 metų. Ten tik nuo 14 metų galima. Nes ten žmonės nori pailsėti. Ten nešūkautų. Tokie nezystų. Nu, su tam net prie baseiną negalim. Ne. Nebent miegotum gal? Ne, sakyt, Praslystumė? sakytų, ne. O, kaip tu? Tikrinam, kur šilts. Baseiniuks yra. Čia kietai, žinok, čia visur yra šildomi baseinai ir čia yra maisto. Irgi to pačio chips and chips ir pica. A? Jo. O kur tenai tam bare? Aha. Turi paprašyti ir tada atuodu. Bet čia dabar neisim, čia su muzika, jie groja. Va, čia buvo tas labiškai, kad tą muziką pagai. Na, bent ten į patį kampą, kur nors nuvarytumėm. Gal. Prie tų baseinų irgi, kur prie namų irgi neplaukėsi kažkaip. Nors ten šildoms, įsivaizduoju, vanduo skaityk. Tie, kas turi va susėjimą, baseiną su namukai, ten yra va šildoms. Šeini savo šildomą baseiną. Ko negyvenim? Luxury vila čia. Čia mes tokios neįperkam, per mažai šokolado atvežėm. Ką mum tokia duotų? Per mažai mane žiūri per YouTube. Žiūrėkit daugiau. Mes atvarysim tada su šildomu baseinui tokią vilą. Spauskit like daugiau. Taip. Nu va, o už resorto iš karto va prasideda. Ten gal aptarnaujantis, koks personalas gyvena. Viskas, dykuma. Nieko čia nebėra. Viskas, kas gražus žmogus sukūrė rankom. Nes čia tiesiog dykumoje pastatytas miestas. Jeigu ne dirbtinai va laistoma viskas, tai čia niekas ir neaugtų. Nu, normaliai mes čia užsikorėm iki viršaus mūsų. Va, nes šitas, va, suvažiuoju, pavažiuoju. Ne šiam pirmą, o mūsų va ten sekant.
atrodo. Arba dar sekantis, šiam trečiam mūsų. Nebesipaistų. Bet va, jis jau iš karto kuo aukščiau, to vaizdas gražesnis. Dar kažkur einam, dar kažkaip baseiną pažiūrėti, šitų baseinų. Abeleki. Surinkom šmantalą. Koks vėjas. Dar biškai bičias mieg. Bandysim eit gulėt prie baseiniuką. Pailsėdnis. Vaikštom visą laiką. Nu, įsitaisėm. Einu gerimuko, bet jau buvo prasibudinės pons. Kažkiek mes čia pailsėsim. Nu, kokteiliukai on. Lights off. Mes irgi off. O ką pailsėjom 5 minutės. Pravažiavo kažkokią mašiną ir atsikėlė gedas. Visas pailsis. Nu, bent jau kažkam buvo smagu. Nu ką, čia grįžom prie tų vafliukų. Nes po 4 jau nieko nebegausi. Iki vakarienės apart vafliukų. Deserčiukai tik tais. Nu, užkasim bus gerai. Nu, einam ieškoti akvaparką. Pažiūrėsim. Bet aišku, jisai jau ten nebedirba. Bet čia pasižvalgysim gal. Duosim, kur yra. Bent jau. Nei mumis ten reikalingas, nei ką. Bet ten yra kažkoks irgi tasai. Snagbars, ne? Snagbars. Vis tiek jau nebedirba. Bet vis tiek. Na, einam, pažiūrėsim. Turim viską žinoti. Viską turim parodytą, ne? Taip. Siekėjom. Kas yra Maskva? A, ką žinau. Maskala. Masala? Kai jau čia pirmieji turbūt tie pastatai buvo pastatyti. Taip jau matė savo amžiaus. Nu, va toks va akvaparkis. Nieka įspūdinga. Bet tai vis tiek. O ką blogai? Gerai, aišku, nepalyginsi su tuo Neverland Hurgada, kur buvo 155 kalneliai. Bet tai vis tiek plačiau. Nu, čia džiklilės. Ko čia vanduo šilts? Vanduo tai šilts, eik, savo geras. Vanduo šilts. Vanduo šiltas. Alia. Vanduo šiltas. Šildom, nu. Geras. Ten kaip bėga, gal irgi šildoma, žinai. Nice. Ne taip, kai ten įlipi, įšalda tau yra. Ir čia būna valgyta, ne? Nu tai greičiausiai galim pažiūrėti biškį. Galime čia kažko ateiti, užkasti. Bet aš manau, kad čia toks pats irgi bus. Greičiausiai tas pats. Bet jeigu šiaip nori kažkur pasivaikščioti, kitur pakeisti aplinką. Ką ten, kaži? Čia mes pro ten praeisim, ar mes turim Nežinau, šiaip galim nueit pažiūrėti, kas ten yra. Ten dykuma? Jo, ten dykuma. ten laisvą teritoriją. Pirkam sklypą, statom Kitam viešbučiai. savo beach resortą. Čiuvačioksai. Gauka moteris čia. Nu, hebrikė jau. Einam tenai pro Paidą, pažiūrėsim tam teatrą. Gerai, einam. Kur pasakysi? Nu va, kokia dykuma. Gal kas sklypą nori nusipirkti šalia. Pastatysit aфиgenai. Ten gajuoji. O ten kaip lėkščiai. Nu, filmuoja. Pudonas čia per dykumą. Toks nuolydis padaryt. Bet gerai. Sulaika tą smėlį, kad nepustytų. Stebėjote, kaip apsaugota yra viešbučio teritorija. Jūs esat saugus. Tai reiškia galim pagalvoti,
kad kažkas tai negerai yra už tos tvoros. Jeigu jie pastato tokią tvorą, kad mumis saugo, kažkas ir negerai su jais. Nu, esat matę Europai viešbutį, ką pastatytų. 4 metrų. Europai nėra tų viskas skaičiuota daugiau. Nėra, ne? Ir einvalgių. Graikijoje, sakot, nėra įskaičiuota viskas? Nu, labai mažai. A, ne? Tu nežinai, kaip jie irgi yra saugomi. Nu, tikrai nesu 4 metrų tvora, su koncertina vos neuždėta. Žiopliai kokie! Nu, o kodėl nesimato jo iš to? Matas? Nu, reiks pasižiūrėti. Tai va čia va renginiai vyksta. Kaip mes čia prašokom kažkaip pro šoną? Ai, mes nuėjom ten, į apačią. Pro Takis klubą praėjom. Nu, tai ateisim čia kažkokį šou pasižiūrėti. Pašokt su Rokučiu ateisim. Čia gal koks nors. Čia tas Aldantė jau čia. A la carte, ne, Aldantė ne. Nebuvo tas Aldantė į lauką išeit, ten viduje viskas buvo. Va čia yra Aldantė. Sakai? Nu tai va, eisim čia šokti, visi žiūrės, kaip mes gražiai šokam. Kaip Rokutis bėgioja nuo tetės. Ar? Bet čia nors scena tokia, kur ne taip smarkiai krisi. Tai tada tėtis nebėgios paskui. Galėsi kristi. Tas va plikas subinė čia vaikštą va. Nu ką tu plikas subinė? Nu, vakarėjai, eisim ruoštis vakarieniai.